Savyraiška ir pinigai. Šiandieną live transliacijos tema tokia ir skirta moteriams, kurios yra savarankiškos ir nepriklausomos arba svajoja ir nori, yra poreikis tokiomis jaustis ir kurios nori uždirbti savęs vertus pinigus veikloje savarankiškoje ar projekte, ar versle pagal pašaukimą, toje veikloje, kurios, kaip jos sako pačios, kurioje jos mato prasme. Gerai, tai džiugu, kad šiandieną prisijungiat, aš jums siunčiu linkėjimų, pas mane balkonė šiandieną 22 laipsniai, baigsiu laivą su jumis ir eisiu prie jūros. Aš jau 14 metų negyvenu Lietuvoje, buvau dabar grįžusi trumpam, tai dabar dar jaučiasi po Lietuvos ir balsas užkimęs ir sloga, reiškia jau adaptacija šiltai šaliai, ta prasme, ir Lietuvos klimatui yra. Tai vat, siunčiu jums šilumos ir parašykit, kas pas jūs gražaus, galit parašyti, kur gyvenat, kokioj šaly, nežinau, kad dauguma moterų, kurios mane seka, ir mano klientės, ir su kuriuom bendraujam, gyvena ne tik Lietuvoje, gyvena kitose šalyse arba keliauja, tai parašykit, kas yra gražaus pas jūs. To aš esu asmeninio ir finansinio augimo ekspertė, sakykim taip. Esu transformacinės sisteminės programos gausos formulė autorė. Dirbu individualiai, dirbu grupėse ir dabar pas mūsų programą irgi jau yra prasidėjusi atranka. Kas sekat mane seniau ir esat galvoja dalyvauti, bet neprisiruošėte praeitą mūsų srautą, tai žinokit, kad dabar jau aš renku ir paraiškas ir pas mane jau yra žmonių, kurie apmokėja ir laukia. Tai va toks tiem, kas laukia trumpai programos. Ir dar šiandieną irgi pasakysiu, todėl kad šiandieną mes paliesim svarbias daugeliu temas, paimsim du tokius aspektus labai svarbius, du faktorius parodysiu, vidinį ir išorinį, kas įtakoja finansinį augimą, kaip blokavimas vyksta žmogaus sistemoje, kur mūsų pinigai blokuojami, mūsų savyraiška, drąsa reikštis blokuojama, jūs jau daug esat girdėję, turit savo nuomonę. Tai dar kartą sveiki, visoms geros nuotaikos, linkiu. Prašau dabar visų irgi taip nusistatyti ant tokios draugiškos bangos, įkvėpti giliai, šiek tiek atsipalaiduoti, ta prasme duoti laiką savo ir mes su jumis pabendrausime. Apie du faktorius, kodėl neaugam finansiškai. Vienas iš jų yra vidinis, tai mūsų mentalinis, psichologinis, giluminis, kas įtakoja, nes pinigai yra ledkalnio viršūnė. Dar kartą, pinigai tai nėra tik tai bloknotai ir monetos. Pinigai yra visų pirma energija. Energija. Ir didesni pinigai tai yra naujo lygio energija. Didesni pinigai, tas vadinamas augimas, yra visai kitokia energija. Ir kai aš kalbu didesni pinigai, aš jau 5 metai jau dirbu su moterimis toj temai ir matau, kad dauguma neuždirba daugiau negu 3000, net ir baigę savo aukštuosius ir didžiulę patirtį turinčio savo samdomame darbe. Net ir tokiam darbe daugelis neuždirba 3000 į mėnesį. O dabar yra tokia situacija, kada moteris, tegul jos uždirba gan neblogam pragyvenimo lygiui, nes dauguma mano klienčių gyvena Lietuvos didmiesčiuose, gyvena užsienio šalyse. Ir tegul iš tos visos savo patirties, iš to savo tokio atsakingumo, savarankiškumo, įdėtų pastangų, jeigu ir sugebam susikurti tą materialinę gerovę, kurią šiandienai turim, aš žinau, kad daugelio moterų, jos yra savarankiškos, joms svarbu būti nepriklausomoms, jos turi daug didesnių ambicijų. Arba netgi ne ambicijų, bet tokio noro savo gyvenime gyventi dar geriau, dažniau keliauti, galbūt kitose šalyse gyventi, namų savo visai kitaip susitvarkyti ir laiką visiškai kitaip leisti. Ta prasme, pas jas yra tokių norų ir jos mato, kad įdėjus visas pastangas, tą, ką aš dariau, aš sugebėjau tiek paimti. O to, ko noriu, aš sąmoningai suprantu, kad tai bus daug didesnės pinigų sumos. O kaip uždirbti, čia nesusidėlioja. Ir dabar, jeigu mes žiūrėtumėm tokių dalykų, kad dauguma moteris
samdomam darbe tai gauna atlyginimus, bet samdomas darbas tai yra tu sistemai kažkieno atlieki tam tikrą funkciją. Ir tada, kai ateina didelis troškimas dirbti savo, ir dauguma moterų jau bando, ta prasme, jos jau yra, kai kurios 10 metų jau tą daro, kai kurios 5, kitos 3 metus, kai kurios nelabai senai pradėjo. Bet ta prasme, pas jos bandymai užsidirbti savarankiškai toj veikloj, kur jinai mato prasme, kurie yra vidinis rezonansas, atsakas, kaip jinai sako kitos, ar ne, man sparnai jaučiu, kad auga tada, kai aš užsiemu savo tą veiklą. Aš vadinu tai veikla pagal pašaukimą. Dauguma kiti irgi sako, kad tai yra širdies veikla, nu kaip jūs norit, bet ta prasme, tai yra ta veikla, kurioje jūs matot prasme save, nu sakykime, uždirbti, kurioje jūs matot prasme skirti laiką, pastangas, investuoti, mokytis, va ta, kurią jūs norit paskirti savo gyvenimo, galbūt, sakykime, likusią dalį. Ir dabar kaip augti piniguose? Visų pirma, 2 faktoriai. Pirmas, dar kartą, vidinis ir išorinis. Išorinis tai yra visi procesai va toj mūsų veikloje. Ir tuose procesuose pas daugelį ten yra tokia palaida bala, kaip mergina sako, arba, kaip aš sakau, yra tokie fragmentiniai veiksmai. Tu prasme, intuityvūs veiksmai. Aš sugalvojau kažkaip, aš pastebėjau visus kitus, kaip kiti dirba mano toj srity, ar ne, mesgi žiūrime, sakykime, vieni vadina konkurentais, kiti vadinami kolegomis, aš žiūriu, kaip mano toj srity dirba kiti žmonės. Taip, šiais laikais internetu, online, viską mesgi matom. Ir pačios daugybė dalyvauja mokymu ir šiais laikais tikrai viskas daug prieinama. Tai va tada, kai mes matom, kaip kiti dirba, bet pas mus yra toksai fragmentinis, mes tik tai kopijuojam, kaip aš sakau. Kodėl? Todėl, kad va tame išorinėme nėra tokios visumos, nėra tokio sistemiškumo, kaip nuo tavo paslaugos arba produkto, kuris reikalingas iš tos paslaugos padaryti, pas tave atsiranda pinigai ir atsiranda reguliarūs, pakartojami pinigai. O kaip atsiranda didesni pinigai, čia jau antras klausimas. Pas daugumą, kodėl nepaliekam to darbą? Kai jau jaučiam, kad tikrai nebesinori, viskas ten praeita, niekas nebeįdomu, nematau prasmės savo laiką švaistyti. Kodėl to darbo nepaleidžiam? Vat vis tiek įsikibę tą vieną ranką laikom. Todėl, kad nesuprantam pilnai tų procesų veikloj, kad būtų sistemiškai. Merginos, projektas, verslas, kaip jūs jį vadinat, tai yra sistema. Ir ten, kad būtų reguliarūs pinigai, reikia, kad ta sistema veiktų reguliariai ir atvestų, kad būtų reguliarūs pardavimai. O pas daugumą moterų viskas veikia tokiu principu, sarafano radijas mes vadinam. Ta prasme, jos daugumoje dirba ten, kur nėra tokių daug didesnių pinigų. Dirba pagal rekomendacijas. Ta prasme, pagal kažkokius pažįstamus, mane kažkas žino, parekomenduos. Ta prasme, žiūrėkit, jeigu jūs patys nevaldot savo pardavimų srauto, klientų srauto, išgirskit, ne jūs rekomenduoja, bet jeigu jūs pačios nevaldot, jūs negalit jokių prognozių daryti. Ir tada pas jūs neaišku, kada, kur, iš kokių kanalų ateis pinigai. Logiška, kam rezonuoja, parašykit. Taip, aš nežinau, aš klausiu irgi savo klienčių, pas tavai yra kažkoks tai pardavimų planas. Kažkoks tai yra variantas, kaip pas tave klientai ateis, kada jie ateis, iš kur ateis. Ne, nežinau. Jeigu, ta prasme, jūs esat tada priklausoma. Tai žiūrėkit, jeigu aš žinau, kad dauguma moterų ir eina į tą veiklą savarankišką, į verslą, tam, kad tai suteiktų jai tą nepriklausomybę. Ir pas juos yra tokia tamsioji, pilkoji skylė, ta vieta, toj visoj sistemai, kad jos galvoja, kad jos gali paleisti tą savo, jeigu galim pasakyti, verslo veiklos mašiną, nešančią pinigus ant kažkieno rekomendacijų. Rekomendacijos gali būti šalia, kaip dalis jūsų to verslo, kuris atveda klientus. Bet jūs turit kontroliuoti visą tą procesą. Ir todėl tie išoriniai dalykai yra tokios, pasakykim lietuviškai, čia ne lietuviškas bus žodis, bet aš dabar nežinau kaip. Tokie angliškai gap, lietuviškai galbūt
ne tai, kad skylės, nu, bet ta prasme yra tokios vietos, kurios yra neveikiančios. Supraskit, vat, kaip aš sakau merginom savo, jūsų verslas, jūsų tas, nu, verslas, projektas, generuojantis pinigus, taip tas visas sistema. Ir jeigu įsivaizduokit kaip kokį ratą, ir jeigu kažkoks susidedant iš daug ratelių, ir jeigu vienas kažkuris ratelis neveikia, o jeigu neveikia 2, o jeigu neveikia 3, o jeigu jie netinkamo dydžio tie rateliai sudėti, jeigu jūs neprižiūri tos sistemos, suprantat, tada juda kažkaip ta sistema bet kaip. Tai va, dauguma žmonių jau supranta va tą poreikį, va to marketingo, pardavimo. Bet jie turi tik tai, jie supranta poreikį tam, todėl kad taip kažkurioms iš jūsų gali toks būti klausimas. Tai aišku savaime, kad durnam aišku, bet yra tokių žmonių ir mes toj apie juos kalbėsim, kaip pas jūs toj psichiniai struktūroj, nu žmogaus visame tame mąstymėme, trūksta va tos sudedamosios dalies. Vat aš šiomis dienomis kaip tik kalbėjau su viena mergina ir klausiu, koks tavo planas? Koks tavo planas ateinančiai 90 dienų? Ir tą, kai jinai sako, pas ją fokusą visai nėra va tų dalykų kaip pardavimas, nėra tokių dalykų kaip klientų paieška, kainodara, nėra. Ten, kur eina fokusas, yra tik tai apie savo ekspertiškumą, nu, padidinimą, kaip jinai sako, taigi man reikia augti savo toj temui. Tai gerai, bet to neužtenka, dar reikia augti ir supratime tame, kaip veikia ta sistema, kuri generuoja tau pinigus. O pas kitus mūsų fokusas net neveikia. Suprantat? Pas vienas fokusas eina tik tai į ekspertiškumą ir į tai, ko aš mokausi kaip ekspertas. Ten ar psichologija, ar ten kažkokie dizainai, įvairios veiklos, ar ten mano kūrybiniai kažkokie procesai. Taip, o pas mane irgi viena moteris buvo, jinai grafikos darbus daro, parduoda. Ir pas ją ateina fokusas, va daugiau naujų darbų daryti, o tai klauso, o tai kaip va ta dalis? Joje irgi reikia augti. Pardavimai irgi yra tas sritis, kur tau reikia augti kaip žmogui, mokytis parduoti. Ir aš žinau, kad dauguma moterų taip yra tokie, kurie iš vis nenori parduoti, bet dabar aš nekalbu su tom. Aš kalbu su tom, kurios yra dirbę ir pardavimų vadybininkėmis, ir vadovėmis, ir marketingą suprantančias, ir kitų pinigų skaičiuojančias. Jos parduoti nebijo. Bet kai reikia parduoti už didesnę kainą, juk tai yra lengviausias būdas pakėlus savo paslaugų kainas, padidinti savo finansinius srautus, padidinti pinigus, augti projekte. Tai vad, bet pas jas va ta įsijungia, o ne, o va čia ne. Ir tada tai priklauso nuo va to mūsų antro faktorius, apie mes kurį kalbėsim, kad kai kurie žmonės nors ir mėgsta iš prigimties parduoti, bet jos nemato galimybių variantų, o kaip parduoti už didesnės sumas, kaip parduoti brangiau. Arba yra kažkoks vidinis va tas pasipriešinimas toj vidiniai mūsų struktūrai. Net jeigu ir mes logiškai suprantam, kad aš jau daug metų mokiausi, kad aš gera specialistė, kad aš ir pati galbūt jau investavau nemažai laiko ir pinigų yra, kas nemažai investavo. Ir aš kaip ir turiu teisę imti ir parduoti brangiau. Bet vidinė struktūra vis tiek blokuoja. Vidinė struktūra iš vis blokuoja mūsų pašaukimą. Kiek yra daug moterų, kurių veikla, va žiūrėkit, yra ne produktas fizinis, o paslauga. Va tokios dabar yra moteris, kurios dirba transformatorės, mentorės, konsultantės, ten joga, visokios trenerės. Arba kur paslauga, kuri yra, kaip aš sakau, ne fizinė prekė, ar ne, tu jos nepaims ir neparodysi. Bet tai yra, kai tau tenka parduoti savo gabumus, savo talentus, savo žinias, savo sugebėjimus, savo patirtį. Tai yra tokie padedančios specialybės. Vat yra labai daug moterų ir va ten yra labai sudėtinga. Taip ten yra, kurios mokosi psichologija, teta healingai, ypatingai ten, kai yra paslaugų kainas reikia pakelti, kai reikia dar savo kažkokį produktą sukurti. Va ten yra labai daug nežinomųjų. Ten yra, kaip aš save parduosiu. Tai, kad suprantat, dirbti kitam, parduoti kitų žmonių prekes, produktus, paslaugas yra viena. Bet kai reikia savo, daugelį ištinka toksai šokas. Vat suprantat, ir tai yra.
va tie vidiniai dalykai, tas antrasis faktorius, kodėl blokuojami visi tie dalykai mumise. Ir aš žinau, kad jūs jau dalyvavę ne vienam ir mano ten masterclassus, ir intensyvus darydavau, ir laivų aš reguliariai darau, ir aplinkui yra žmonės kalba. Ir aš žinau, kad daugumą jūsų jau suprantat. O komforto zona, savivertė ten nepakankama, ar ne, daugumą sako. Ir pakalbėkim šiandieną apie gilesnius dar dalykus. Aš jau esu apie tai kalbėjusi, bet dar nekalbėjau dažnai. Ir tikrai kai kurie iš jūsų nesat girdėję. Ir aš noriu pakalbėti apie tai, kaip toj mūsų vidiniai struktūrai žmogaus blokuojami pinigai. Tai kad mūsų pinigai neatsiejami nuo to, kas yra pas mane viduj. Tai yra mano mąstysena, mano jausena, galų gale kokią aš pati save matau. Ir labai svarbus faktorius yra mūsų patirtis, nes joje yra pas daugelį traumatika. Ir žiūrėkit, tam, kad ateiti veiklą, tam, kad patapti tokią stiprią parduodančią persona turinti savo, drąsiai galinti išreikšti savo nuomonę. Mums reikia vidinės tos ašies. Manęs, kaip pasakyti, kaip moteris sako, aš nesijaučiu stipri. Tai mums reikia tos vidinės ašies. Todėl, kad žiūrėkit, patys svarbiausi dalykai, taip kaip aš matau, taip kaip aš dėstau savo metodologijai, tame savo, yra mūsų energija ir pinigai, ir būsena, kuri įtakoja mūsų ir darbą su klientais, ir mūsų pinigus. Ir pradžioje aš jau užsiminiau jūsų apie, kad pinigai tai yra energija. Ir didesni pinigai tai yra kitokia energija, kitokio lygio energija. Ir ta energija yra juntama iš žmogaus. Ir va šitie visi dalykai, kuriuos aš jums išvardinau, mąstysena, požiūris į save, mano tas vidinis, kaip pasakyti, atrama į save, jinai įtakoja mūsų požiūris, mąstysena, viskas įtakoja mūsų energetiką. Ir energetika keičia tai vidinę giluminę transformaciją. Dabar vidinė giluminė transformacija. Tai, ką aš matau pas moteris, jos savo laiką skiria savęs pažinimui per knygų skaitimą, tam tikrų video toną skaitimą, įvairius nemokamus webinarus, laivus, visokius klausimus, pigius kursus. Žiūrėkit, ten nėra giluminės vidinės transformacijos keičiančios jūsų energetiką. Dar kartą, didesni pinigai yra kitokia energetika. Ir tam, kad jūs, kaip žmogus, pinigai priklauso nuo jūsų, suprantat? Mūsų yra vidiniai pinigai, tai yra mūsų ta energetika. Ir žmogus turi būti pasiruošęs savo mentalų ir savo kūnu. Kūnu tai ne apie sportą. Todėl, kad žiūrėkit, mūsų kūne yra užstrigę daugybė emocijų. Bet dėja mes vien tik tai emocijų paleidimais to nepadarom ir nepaleidžiam. Tai yra toksai reikalingas kompleksinis darbas, kai mes dirbam su mentalu, su mūsų kūnu, taip mūsų keičiasi energetika. Dabar pas daugumą, ką aš matau dirbdama, yra vienas dar toks trečias, kurį noriu netgi truputėlį, dabar išeina prie kalbos, paminėti tokiu trečią netgi faktorių. Dauguma žmonių pinigus įsivaizduoja kaip tokį savaime kažkokį atsirandantį dalyką. Žmogui atrodo, jeigu bus klientai, bus pardavimai, bus ir pinigai. Taip, jie bus. Bet mums dar reikia suprasti ir pinigus kaip apie kažkokią tai atskirą discipliną. Todėl, kad žiūrėkit, kaip viskas įdomiai vyksta. Žmonės pradeda savo veiklą dėl dviejų dalykų. Pagrindinių, ar ne? Visų pirma, dėl to, kad dėl savyraiškos, tos laisvės, jeigu galim pasakyti, arba to draivo savyraiškos, nes mes kalbam jau apie tokius aukštesnius dalykus, ar ne? Dirbti kitiems mes jau mokam. Savo versluose, ten dirb su fizinė prekė, mes irgi mokam. Yra daug moterų, kurios tą darė. Aš nepaminėjau, kad yra dar antra grupė moterų, kurios turi patirtį versle, savarankiškai dirbti, bet jos nebenori tos savo veiklos vystyti, nes yra poreikis labai aiškus, ryškus,
kažkokioj kitoj naujoj veikloj save, kaip sakyti, išreikšti. Aš net nelabai noriu to žodžio naudoti realizuoti, nes aš seniau jį ir pati naudoju, nes savirealizacija tai nėra tik tai apie veiklą. Savirealizacija yra bendrai apie mūsų gyvenimą, bet aš šiandien tos temos neplėtosiu, tai va, apie tą veiklą, apie visiškai naują. Nes aš ir rašiau šios dienos live, ar ne, moterim, kurios nori užsidirbti toj veikloj, kurioje mato prasmę. Ir tai ir yra ta veikla, kurioje tavo širdis kviečia, tavo siela kviečia, tame, kur tu matai prasmę, o ne tame veikloj, tik tai, kur aš dirbu dėl pinigų. Tai dabar grįžkim prie tos temos, kad visgi, jeigu mes einam į veiklą, mes einam pirmas dėl pinigų, o antras dėl to savo savyraiškos. Todėl, kad taip yra žmonių, kurie jaučia didžiulį poreikį, va tą, ką jie nori perduoti, dalinti su žmonėm, keisti žmonių gyvenimus, daryti impaktą kitų žmonių gyvenimam. Yra tokių moterų, kurios nori sukurti tokį stiprų produktą, stiprią paslaugą. Yra poreikis būti geriausia, būti pripažinta, lyderiauti, pirmauti. Ta prasme, išreikš save, realizuoti savo vidinį potencialą. Ir todėl, kam yra, duokit man žinot, taip uždėkit, parašykit, jaučiu potencialą, arba parašykit, tuos dalykus, kad taip ir yra, kurios iš jūsų, nes supraskit, didesni pinigai neatsiras už jūsų gražias akis, didesni pinigai neatsiras už jūsų tą norą tokį begalinį padėti. Didesni pinigai eis į jūsų naują energiją, į jūsų vidinio tą potencialo išraišką. Į va tą norą, draivą, kaifą, įgyvendinti savo tokius tai, kas jums svarbu. Įgyvendinti tai, kas jums svarbu. Ir mes einam dėl to, kad įgyvendinti, kas mums svarbu. Kaip va toj profesiniai realizacijoje. Bet tai turi duoti mums ir materialius dalykus, nes nesąmonė. Taip, kiek jūs galite norėti dirbti už dyką. Yra tokia grupė žmonių, kurioms, nesvarbu pinigai, aš užmirštu net parduoti. Man svarbu, kad mane pamatytų, kad man laikus duotų, kad man paplotų. Bet aš kalbu kitoms moteriams, toms, kurioms norisi, kad mane pripažintų, norisi, kad mane įvertintų ir kad man dar deramai mokėtų. Teisingai, yra čia tokių. Tai va žiūrėkit, va tie du faktoriai ir yra dėl ko mes ir einam, dėl didesnių pinigų. Nes mes norim uždirbti daugiau, negu iki šiol sugebėjom. Nes dauguma turi gan neblogą darbą. Ir kitos turi ir privilegijas, ir galim susitarti ten ir iš namų dirbti šiek tiek. Galim laisvadienį pasiprašyti, galim ir kartais kažkur išvažiuoti, iškeliauti, jeigu reikia, ta prasme, ne problema. Sąlygas aš suprantu. Aš suprantu, kad tos moteris, kurios yra savarankiškos, kurios siekia nepriklausomybės, jos moka prisimti atsakomybės. Ir versle, darbe jas vertina. Todėl duoda joms šiek tiek laisvės. Bet norisi sau, norisi didesnių pinigų. Teisingai? Taip, aš noriu. Tai va, yra labai svarbu. Ir nuo ko prasidės ta aktyvacija, aš jums tuoj pasakysiu. Aktyvacija tai pradėti nuimti tą, bet aišku, tai yra tik tai pradžia, merginos. Aš jums neduodu stebuklingų tablečių. Bet tai yra pradžia, vienas dalykas, į kurį reikėtų pasižiūrėti. Žiūrėkit, tai reikia savo pirmiausia pripažinti va šituos svarbius dalykus. Taip jie paprasti, bet tai yra labai svarbu. Todėl, kad žiūrėkit, pas mus galvoj, pas mus programoj, nuo vaikystės jau yra įkalta sociumo, tėvų, tam tikra vadinama toksai finansinis scenarijus, tokia pinigų programa. Ir pas mus, vat išėjusios iš tos visos po tarybinės sovietinių laikų, ar tai mūsų tėvai buvo, ar jūs vyresnės esat, ar ne, mano amžiaus, mesgi užaugom toj sistemoj, kurioje pas daugumą daug norėti nėra gerai. Ir net jeigu mums logiškai atrodo, kad savaime suprantama, kad mes norim daugiau, bet savo vidinį, žmogaus struktūrai, mentaliniai, psichologiniai, mes bijom to pripažinti. Bent jau todėl mums reikia svarbu pirmiausia savo pačiai pripažinti. Taip, aš noriu. Aš noriu. Man 40 plus, o aš dar nesijaučiu, kad aš gyvenau pilnavertiškai materialiam plane. Aš labai dažnai iš moterų tai girdžiu. Taip pas mane yra būstas, gal ir jis neblogas, ten automobilis, taip aš ir gal šiek tiek santaupų turiu, gal kažkokios investicijos yra.
Bet tai dar nebuvo maksimumas, ką aš norėčiau išgyventi. Ir todėl yra labai svarbu atsisukti save ir pamatyti, atmesti visus dalykus, kas jums sako, ko tu nori, taigi visi taip gyvena, taigi tu ir taip jau gerai gyveni, taigi tau iš vis galim pavydėti. Yra pas jūs tokių dalykų, kurie kalba žmonės taip. Ir aš tikiu, kad dauguma, jeigu jūs jaučiatės nepriklausoma, pas jūs yra gan toksai ir prestižinis geras darbas arba verslas, daugumai žmonių jūs ir taip atrodot jūs sėkminga. Ir dar jam atrodo, tai kas tau negerai. Bet mums reikia sekti savo vidinį poreikį, savo vidinį išjautimą, o jisai yra dažniausiai prislopintas. Ir dėl to, kad jis yra prislopintas, tai mūsų ir energetika, kaip aš sakau, yra uždusinta. Todėl va tas pripažinimas savo, nu aš to noriu, man to reikia. Va tas neneigimas, jisai jaučiat, kaip jisai jau iš karto pakels jūsų energiją. Aišku, po to nukris, bet jau, bent jau pabandykit tą pajaust. Tai va žiūrėkit, yra svarbu savo pripažinti, kad taip aš to noriu. Kad tai yra absoliutiškai normalu norėti, nesvarbu tai, ką mums sako. Ir aš žinau, kiek daug pas žmonės yra va čia daug marazmo. Oi, dvasiniai pinigai, reikia norėti nematerialių dalykų. O kas draudžia norėti ir to? Oi, laimė ne piniguose. O kas tau draudžia turėti laimę piniguose su pinigais? Oi, meilė man svarbiau. O kas tau draudžia turėti ir meilę ir pinigus? Suprantat, kas yra? Vat kai aš kalbu apie mąstyseną, va toj senoj žmogaus programai yra tokia, susimažinimo programa, tokių kraštutinumų programa, arba. O kodėl ne ir tai? Jo, arba žiūrėkit, vat kaip pas mus irgi tokiuose, yra tokių marazmų. Oi, jeigu moteris pati uždirba, tai tada vyras prie jo silpna. O kas trukdo būti dviem silpniems žmonėms? Ir ypatingai toms moteriams. Pas jas irgi yra galvoj tokių daug dalykų. Ir pas mane buvo. Ir dėl to ir reikia dirbti su savo, kaip aš sakau, galva. Tam, kad išsivalyti tos visus likusius tokius dalykus, kurie slopina mūsų energiją, tai yra mūsų mąstysena, kai mums atrodo, oi, ir žiūrėkit, čia yra labai vienas svarbus momentas, kai nepriklausomos moteris nori pačios turėti savo pinigus, nori pačios turėti tiek pinigų, kiek jos nori, pačios nori spręsti, kur jom keliauti, pačios nori spręsti, kur jom dirbti, su kuo dirbti, kaip uždirbti pagal savo taisyklės, taip nepriklausomybė, kaip reiškėsi, taip kaip moteris sako, aš nekenčiu tos kontrolės, aš noriu, kad būtų kaip pagal mane ir aš labai gerai jūs suprantu, nes ir aš pati esu tokia. Man svarbu, kad būtų taip, kaip aš noriu, pagal mane, kad būtų. Aišku, reikia mokytis ir kitų dalykų, bet man svarbu, jeigu aš nėra taip, kaip aš noriu, aš nesijaučiu laiminga. Tai yra absoliutiškai svarbu norėti, bet čia reikalinga ir toj vadinamoj nepriklausomybei prisimti atsakomybę, kad viskas vyktų taip, kaip tu nori. Čia yra vienas svarbus momentas, jūs jau girdėjot, bet atsakomybė už tai, kad būtų taip, kaip tu nori. Kad būtų tie klientai, su kuriais tu nori dirbti, kad būtų tiek klientų, kaip nori dirbti, kad būtų tiek pinigų, tokiais laiko, tada ateitų pinigai, kad aš noriu. Ir čia yra toks darbas vidinis su savim ir su išoriniais dalykais veikloj, versle, procesuose, jeigu tu nori tą daryti. Ir aišku, to mes mokomės. Ir dauguma iš jūsų, jūs nujaučiat ir suprantat, kad pas jūs yra tokių, dėmių, kurių jūs silpnai jaučiatės, teisingai, toj veikloj. Galbūt slabo pardavimuose, galbūt slabo marketinge, galbūt slabo savo produkte. O yra labai daug dalykų, kada, kaip moteris sako, aš nesijaučiu drąsiai išeiti. Vat prisimti atsakomybę, tai visų pirma, merginos, mes be socialinių tinklų neaugsim. Ir ant sarafaninio radijo nepragyvensim. Iš pradžių kažkiek gali. Bet jeigu tavo jau norai yra, kaip pasakyti, globalesnė, jeigu tu sugebi arba dar nesugebi, bet ką aš noriu parodyti, kad jau turi pradėti matyti tolimesnius procesus. Ta prasme, matyti globalesnį savo tos veiklos vaizdą, planą ir sugebėti įgyvendinti. O dėl to, kad mes gyvenam toj mažoj, tokioj silpnesniai energijoje, įtakojamoj mūsų senos mąstysenos, senų programų, požiūrio į save, į pinigus verslą, moterį versle, į santykius versle. Štai kodėl pas mus atsiranda tokios problemos, atsiranda tokia blokuotė. Tai, žiūrėkit, jūs jau girdėt apie savivertę, baimės, komforto zonas.
Bet esminis dalykas, merginos, kuris yra daug giliau, išpakuoti savo vidinį potencialą. Ir tai yra apie mūsų psichinę jėgą, apie mūsų vidinę galę. Todėl, kad tik tai taip mes pakeisim savo energetiką. Todėl, kad žiūrėkit, dauguma net nesupranta, kas ta vidinė galia. Vidinė galia daugumai asocijuojasi, o tada aš būsiu, tiesiai pasakius, bobas su kiaušais, aš būsiu ten stipri moteris, ne apie tai. Vidinė galia tai yra apie tavo išmintį, apie tavo tą potencialą, kuris tau duotas, tai tavo yra intuicija, sugebėjimas matyti naujas galimybės, sumokėjimas laikyti va tą vidinę ramybės būseną. Būti toj savo vidiniai ašy, supranta, tai yra apie savo aukštesnįjį aš. Būti jame, kuo maksimaliau laiko gyventi. Todėl, kad savarankiška veikla, ten reguliarūs pinigai, tamgi tai yra ne vienų metų reikalas. Jūs tiesiog turit suprasti, kad tai yra mano pasirinkimas, mano gyvenimo kelias. Junta tai, kad reikia tokio, viduj aiškesnio paveikslo. Ir pirmas, kuo aktyvuojama, pinigų energija, merginos. Žiūrėkit, dauguma žmonių galvoja, kad pinigai kažkaip tai atsiras, kad kažkada tai bus. Va tik įkvėpkim dabar giliai ir pakalbėkim apie tai, kad dauguma moterų pas juos yra galvoj totalus chaosas. Kodėl aš tai žinau? Nes aš pravedžiau daugybę pokalbių, sesijų, programuose, analizių įvairiausių su žmonėm. Taip jau 5 metai. Ir aš matau, kad pas žmonės yra tokia, pas daugumą moterų, kurios, žiūrėkit, aš noriu, kad jūs atmestumėt tą asmeniškai savo. Ir pažiūrėtumėt, kaip reaguoja tai, ką aš sakau. Dabar, kai kalbėjau apie kūną, žiūrėkit, kai aš kalbu, ar pas jūs yra kažkokie tai negatyvūs jausena, kai jūs girdit tuos žodžius, ką aš kalbu. Taip, todėl, kad mes, jūs sakykim, ir aš kažkada, mes turim tokias savotiškus mitus, iliuzijas, kuo mes tikime. Ir kai kitas žmogus pradeda kalbėti, kas prieštarauja tavo įtikėjimam, tavo tam mitui, tavo tai iliuzijai, labai dažnai viduj eina nemalonas kūne jausena, susierzinimas. Nors kažkuri dalis jūsų supranta, kad tai nesmeniškai man taikoma, kad tai yra tik tai, ką aš dalinuosi, ar ne, įžvalgos mano. Bet jeigu jūs viduj atsekate tokius dalykus, tai ten yra kūne kažkokie dalykai nepradirbti. Lygiai taip pat, kaip jūs kalbate apie pakelimą, pavyzdžiui, paslaugų. Kai jūs galvojate apie savarankiškai dirbti, pažiūrėkit, kiek, ta prasme, jau palikti savo darbą ir tik tai iš tos savo veiklos savarankiškos ar projekte pilnai jau užsidirbti. Pažiūrėkit, kiek kūne yra tokių dalykų, kažkokiai susispaudžia, nerimas, gal įtampa, nemalonu, kai kalbam apie didesnius pinigus. Kam yra, parašykit, yra įtampa, yra nemalonu, duokit man žinot, gerai? Ir žiūrėkit, mums kai yra kūne tokia įtampa, vidinis pasipriešinimas, kai jūs girdit kažkokius dalykus, ne taip, kaip aš kalbu, ar ne, kai kažkas netinka. Man užkrito mintis dabar, būna taip dažnai, gerai, prisiminsiu. Žiūrėkit, mums svarbiausia yra, dauguma žmonių galvoja, kad pinigai kažkaip tai atsiras. Ir dar ką moteris galvoja, eidamos į veiklą, čia tokius 2 labai stiprius dalykus parodysiu, kad pinigai ir klientai kažkaip tai kažkada atsiras, praeis kažkiek laiko ir atsiras, mes to iliuzijų užklimpam ir toliau, ta prasme, jo kažkas parekomenduos, kažkas mane pakvies ir jie kažkaip tai atsiras. Arba, taigi reikia įdirbio, praeis 2-3 metai ir jie atsiras. O antras dar vienas yra stiprus toksai mitas, iliuzija, kai moteris galvoja, žiūrėkit, kai aš tą padarysiu, aš noriu, kad mane pripažintų, aš noriu, kad man mokėtų, aš noriu, kad man plotų, aš noriu, kad mane priimtų, mano ekspertiškumą, mane kaip žmogų, kaip ekspertą. Teisingai, ir tai yra normalu, kad mes to norim.
Mums tą reikia pripažinti. Tai aišku, norim. Nei vienas nenori ateiti ir matyti kitų žmonių nepatenkintus veidus, kažkokias girdėti pretenzijas. Mes ir taip savo gyvenime iki 40 to girdėjom visur. Vaikystėje, mokykloje, darbe, iš bendradarbių, iš klientų. Mes tą pastoviai girdim. Ir kai jau tau, kaip sakau, pats orak, tu jau nori pradėti va taip gyventi nepriklausomai, kad tau nieks neknistų smegenų, kad tau atsirastų va tas draivas ir kaifas gyventi. Ne tik tai dirbti ir dėl pinigų, į ką mes pirmąją savo gyvenime ir darom, bet tai, kad būtų ir įdomu, bet nemoku tos kainos tik tai pinigais. Taip, kai mes einam į samdomą darbą, mes mokam kainą už pinigus. Suprantate, tam, kad gautumėm pinigus, mes mokam kainą, todėl kad ten mes darom tai, ką reikia, ką privalom, bet mes pavargstam nuo to. Tai vat ir todėl, kai noris tos nepriklausomybės, kaip norisi savų taisyklių, pačiai laiką planuoti. Norisi to, norisi. Ir mes einam į tą veiklą, tikėdavomės to, vat pagaliau mane pripažins, man už tai mokės. Aš galėsiu rinktis klientus, daug kas irgi nori. Arba yra noras giluminis sukurti kažką tokio wow, sukurti kažkokį ekskliuzyvą, nustebinti visus. Tai yra toks noras, kad mane pripažintų, kad mane pastebėtų. Tai yra noras nesąmoningas pajausti savo vertę. Ir mes tikimės, kad kai mes tada padarysim, kai pas mus bus tiek klientų, kiek mes norim, tokie klientai, kokie mes norim, kai bus darbas, grafikas, dienos taip, kaip norim, kai mums mokės, kai mus pripažins, va tada aš būsiu, va tada, kokia būsiu. Tada būsiu laiminga, rami, tada atsiras pagarba savo, tada jausmas bus, kad su manim viskas gerai, kad su mano gyvenimu viskas gerai. Va, kaip dauguma moterų galvoja. Ir aš jūs nuvilsiu, todėl kad šitas modelis neveikia, brangios moteris. Tas modelis neveikia. Todėl kad kol viduj yra traumatika, kol viduj yra, kol mes gyvenam nematydamos naujų galimybių, kol yra kažkokie vidiniai konfliktai, iliuzijos, vat kad ir ta pati mano paminėta iliuzija, mes niekada to nepadarysim. Mes jau bandom iki 40, mes jau 20-25 metus bandom pajausti savo tą vertę, savo reikšmę, savo svarbą. Ir ypatingai pas tas moteris, pas kurias yra padidinta va ta svarba savo reikšmės, savo vertės pajautimo. Ir tai nėra nieko blogai, kad jinai yra. Tai yra gerai, kad jinai yra. Tai yra normalu. Bet yra pas kai kurias moteris, kuriuom ypatingai svarbu padaryti kažką wow. Va tas, va žiūrėkit, jeigu pas jūs yra toks vidinis troškimas, va tokia ambicija viduj, jo, jinai gali atrodyti ir kitaip. Jūs galite jausti, kad aš noriu įrodyti, pagaliau, taip galbūt kažkas jūs skaudino, įžeidė, numenkino. Ir yra toks vat, noras, ambicija. Vat parodyti, aš tai galiu padaryti, nušluostyti visam nosį, tai padaryti kažką wow, vertingo. Tai yra stiprus draivas, bet jis neveikia. Todėl, kad pinigų energija jinai veikia kitaip. Tol, kol jūs bandysit kažkam įrodyti, tol, kol jūs darysit ir dėsit savo didžiulės pastangas, tas neveiks. Todėl, kad žiūrėkit, kai viduj yra, va ta vadinamas taip, aš vadinu dabar traumatika. Jinai susiformavo vaikystėje. Ir jinai iki šiol. Tas savęs toksai, kaip moteris sako, aš jaučiuosi nepakankamai gera. Kažkas su manim kartais negerai, taip, ir mes remiamės tai mūsų praeitį. Mes remiamės į praeitį, kaip mes gyvenam, kaip mums sekėsi asmeniniuose dalykuose. Mes pagal visus tuos išorinius dalykus, pagal tai, kiek mes uždirbam, koks mūsų namas, kiek mes atostogaujam, koks mūsų vyras, kokia mašina, kaip aš atrodau, koks mano svoris. Pagal visus tuos išorinius parametrus mes konstatuojam savo pačios vertę. Ir tada ta vertė atrodo tokia, kurią reikia įrodyti kitiems.
Ir va tas modelis, kad aš nueisiu ir įrodysiu savo vertę, kai tą padarysiu, jisai neveikia. Arba veikia tik tai kitokio lygio, kurį jūs sugebėjote šiandieną padaryti. Va tie pinigai, va neaugantis pas daugelį. Neaugantis, tos pačios sumos, ten 10-20% paaugo, bet kaip užaug 2, 3, 5, 10 kartų. Juk yra daug žmonių, kurie tai daro. Kaip užaugti, va taip, 2, 3, 5 kartus. Ir ten prasideda visai kitokie principai, visai kitokia energija, visai kitokie dalykai. Ten mes darome ne per dirbti daug sunkiai, bet per panaudojimą savo vidinio potencialo. Šiandieną aš jums visko neišaiškinsiu, todėl kad ir taip jau daug duodu jums informacijos, bet merginos, kovo mėnesį aš ruošiu, dar aš datos nenusprendžiau, aš manau, už kokių 2 savaičių aš darysiu masterclass. Kažką paliesim ir šiandieną, ką kalbėjom, bet nagrinėsim tokiais labai mažais, smulkiais dalykais, labai konkrečiais. Šiandien aš daugmaž taip apibendrinu. Jaučiasi toks minčių man srautas eina, bet aš jau noriu pabaigti, kad jūs, todėl darykim tokį dabar, gal kažką užmiršau, darykim tokį apibendrinimą, gerai? Konstatuokim, kad žiūrėkit, 2 pagrindiniai faktoriai yra, gal dar dadėsiu taip, kad yra skirtingas žmogaus mąstysena, priėmimas ir toj psichiniai mūsų struktūrai fokusuojamas į skirtingus dalykus. Vienos per daug į poreikį vidinių dalykų, o kitos į išorinius dalykus. O reikia mums abiejų. Ir kad būtų giluminis vidinis pradirbimas, tą, ką ir kalbėjom, traumatika, mąstysena, iliuzijos kažkokios nuimtos. Nes tai duos jūsų naują savivertę, jūsų naują požiūrį ir pasekmei naują elgseną ir naują energetiką. Ir dar kartą, didesni pinigai yra naujo lygio energetika. Ir todėl jumise turi atsirasti naujų savybių, naujas požiūris, nauja mąstysena, tam, kad jūsų energetika adaptuotųsi prie didesnių pinigų. Suprantat, žmogus pats turi būti kitoks. Todėl, kad žiūrėkit, žmogus, kuris uždirba 2000 ir tas, kuris uždirba 10, pas jį yra kitokia energetika, yra kitokia mąstysena, kitoks požiūris, kitoks galimybių matymas. Ir visi šitie dalykai yra, kaip pasakyti, išlavinami, suprantat? Mes gimstam visi su vidiniu potencialu. Potencialas yra mumise, bet pas vienus jisai nėra išlavintas. Pas vienus eina į fokusą daugiau į kairę, pas kitus į dešinę. Arba į verslą, arba į vidinius dalykus. O mums reikia ir to, ir to. Tai vat masterclass mes apie tai ir dar labiau kalbėsim. O kam reikia ir kas jau aiškiai senai supratot, bet bereikia tik tai postumio. Tai žiūrėkit, merginos, aktyvacija prasideda nuo sprendimo. Ir dabar grįžkim prie to. Didesniems pinigams reikia pirma naujos žmogaus energetikos, toliau reikia procesų veikloj visiškai kitokių ir reikia aktyvuoti tuos procesus susijusius su pinigais. Ir žiūrėkit, didesni pinigai eina jūsų didesniems troškimams. Kiek iš jūsų, sakykime, išgirskit dar, didesni pinigai eina jūsų didesniems troškimams. Ir kai žmonės viduj, aš negaliu savo to leisti, arba, dar pas kitus, jeigu pas juos yra, ten nevertumas kažkoks. Jums reikia tuos dalykus suprasti, kad pinigai savaime neteis. Pinigai iš kažkur neatsiras. Pinigai eina į jūsų didesnį, ambicingesnį troškimą. Ir tada mes tuos pinigus per šitą būtent veiklą pagal pašaukimą, prijungdami savo vidinį potencialą, o ne dirbimą daugiau. Neįmanoma daugiau dirbti, mes neturim tiek valandų. Mums reikia vidinio potencialo pajungimo. Tai yra mūsų psichinės jėgos, mūsų vidinės galios, mąstysenos, naujų galimybių. Ir tada moteris iššauna.
Vat kodėl padirbam su vidiniais dalykais ir pinigai, kaip sako, pradeda tiesiog iš visų galų atsirasti. Va dabar irgi aš vedu grupę, gausos formulę, ir mes jau baigiam. Ir kai darom vat analizės, taip, vos tu padarai vidinius pradirbimus, dirbi va su tuo išpakavimu savo vidinio potencialo, va vyras jau pradėjo uždirbti didelius pinigus. Va aš jau pati, investicijos, pas ką turiu padėti, ar ne, klientai ateina, naujesni pinigai. Algose netgi pakelia, dovanos ateina, todėl kad tai yra, tu pradedi dirbti su nauja vibracija, su nauja energetinis lygis pajungiamas, suprantat, o pinigai yra energija. Ir jeigu jūs tik tai vat fokusuojatės, oi marketingas, oi reelsai, oi story, oi ten kažkokie tai įrankiai verslui, tam taip tas reikalinga. Bet reikalinga panaudoti visai kitus dalykus. Jūsgi matot, kiek yra daug žmonių, kurie tikrai uždirba. Matot, kaip atrodo jų verslai, kaip jie gyvena. Jūsgi suprantat, net jeigu tie žmonės nesako, jūsgi suprantat, kad tai ne už 3000 žmonės gyvena. Ir tai yra žmonės, jie neturi 3 kartus daugiau laiko. Todėl vidinis potencialas, va tą atverti. Ir dabar žiūrėkit. Taip yra daug raktelių tam vidiniam potencialui atrakinti, kaip aš sakau. Bet jeigu šiandieną jūs paimtumėt ir pamastytumėt nors prie vieno ir atsakytumėt savo klausimą, tai kad aš matau daugumą moterų, jos pradeda savo veiklą, jos kažkaip tai bandymo procese yra, bet pas jas nėra apsisprendimo tą veiklą pradėti. O kodėl nėra apsisprendimo pradėti? Todėl kad, kaip ir aš sakiau, sistemos aš pati nesuprantu, ko visko reikia. Ir pasąmoningai aš tada iš karto jaučiuosi, taip viduj netgi kūne aš jaučiuosi, pas mane chaosas, pas mane nėra aiškumo ir tai mane susilpnina. Ir taip visi kalba aplinkui, oi, taigi tau reikia eiti iš to savo komforto zonos, a kur eiti, jeigu aš nežinau kur. Ir taip yra daugybė moterų ir daug moterų mokosi įvairių dalykų, bet nėra va tos sistemos, nėra aiškumo ir tada tave tai silpnina. Todėl, kad taip mesgi suprantam, kad eiti į verslą tai tas pats kaip žmogui, kuris dirba samdomiam darbe, pripratęs gauti reguliarią algą, už tą algą jisai moka kaip gyventi, jisai žino, kaip jam paskirstyti pinigus, o dabar išeiti savo, kur tu nežinai, kada tu gausi, kiek gausi, bus, nebus, tai yra, aš suprantu, kad tai yra toks savotiškas kamikadzės lygis ir mes tai suprantam taip, ar ne? Todėl, kad reiks pinigus mokėti. Už visus savo dalykus, ką mes mokam, reiks vaikus išlaikyti. O dauguma yra moterių, kurios vyrai, kaip pasakyti, neremia. Ir tada, va toks yra supratimas aiškus. Va pavyzdžiui, ar ne? Jeigu mes gyvenam sausumoj, tai mes mokam automobilį vairuoti, mes žinom, kokie autobusai, kiek laiko, koks ten viskas kiek. Bet jeigu, kaip važiuoti, bet įsivaizduokit, jeigu mes einam į verslą, va tarytum, kad mes išeitumėm į jūrą. Kur mes nemokam ten, ar ne? Tai jūs suprantat, kokia tai yra rizika. Ir rizika yra ne pats verslas, kaip dauguma žmonių sako, bet rizika, kai tu nežinai, ką daryti ir kai tu nesi pasiruošęs, kai pas tave nėra stabilios būsenos, kai pas tave nėra atramos savy, kada tu žinai, nesvarbu, kas atsitiks to veikloj, aš susitvarkysiu. Aš susitvarkysiu su klientais, su komanda, su pardavimais, aš susitvarkysiu. Bet kai viduj yra va tas traumatika, kai viduj yra galimybių nematymas, tada savaime suprantama, kad sunku ten eiti. Bet žiūrėkit, viskas tas sutvarkoma. Ir net ir pas mane yra sistema, kuri padeda ir verslo procesus išstatyti, kurių pas jūs trūksta. Pas vienus marketingas, pas kitus pardavimais labu, pas kitus dar ten produktas, ar ne, kaip sakau, silpnas arba jo visai nėra. Pas kitus yra socialiniai tinklai, labai irgi, tas judėjimas socialiniuose tinkluose. Pas kitus yra savyraiška, labai stipriai neaiški, todėl, kad mes turim daug patirties, o kaip monetizuoti, kaip sudėti produktą vertingą, nežinom. Ta prasme, pas jūs kiekviena yra individuali situacija. Ir plus pas daugumą yra vidinių trūksta pradirbimų. Tam, kad tą energetiką pakelti. Galų gale, kad nebijot parduot už didesnę kainą. Va daug yra visokių dalykų. Tai va, viską galim susidėlioti. Bet žiūrėkit, jėga atsiranda tada, kai atsiranda išlaisvinimas vidinio, kam aš to viso noriu.
Vardan ko aš į visą va šitą va dalyką, kuris man gal atrodo sudėtingas, eičiau. Mums reikia pamatyti kažkokius didesnius, gilesnius dalykus. Ir pas daugumą moterų yra: aš noriu padėti kitiems, aš noriu duoti kažką vertingą, aš noriu kažką tokio sukurti, wow, tas labai gerai. Ir tai yra būtina, bet yra kitas klausimas: o ko tu nori dėl pačios savęs? Dėl savęs, ko tu nori? Ir pas daugumą, va ten yra tokia juodoji dėmė. Nežinau. Suprantate, kad pas mus toj psichiniai struktūrai nėra tos patirties. Nėra patirties uždirbti daugiau, 2-3 kartus daugiau. Nėra patirties, kaip ten ateis klientai. Nėra. Ir todėl mums atrodo, ai, kaip bus, tada aš ir pagalvosiu. O mums reikia kaip tik atvirkščiai. Nes čia yra iliuzija, kad pinigai atsiras kažkaip. Pinigai kažkaip neatsiras. Kai jūs gaunat atlyginimą, kai jūs gaunat reguliarų atlyginimą, tai todėl, kad jūs darot tam tikrus reguliarius veiksmus kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną ir pas jūs ateina reguliarūs pinigai. Tai lygiai taip pat ir savo projektuose arba versle. Ir todėl mes turim suprasti, ką mums reikia pinigų, kiek mes norim pinigų. Va čia yra toksai pirmasis žingsnis. Ir tada, kai jūs suprasit, kam jūs norit pinigų, tada pas jūs įjungs: oi, bet tai neįmanoma, bet tai dar kažkas. Viskas įmanoma. Jeigu tu darysi apsisprendimą, jeigu tu darysi pasirinkimą, jeigu tu suprasi, kad tu pradedi visiškai naują savo gyvenimo, kaip pasakyti, procesą galbūt, ar ne? Kelionę. Taip, nes dauguma moterų sako: aš noriu veiklos, aš noriu jausti prasmę. Tai gerai, ir reikia atrasti va tą prasmę. Prasmę veikloj, prasmę investuoti į mokymus, į save. Suprantat, reikia tą pamatyti, dėl ko aš to noriu. Tai kad mes visai ne nuo to galo pradedam. Oi klientai, oi ten marketingai, oi ten veikla. O kai klausiu, dėl ko tu to nori, nežinau, aš dar to negalvoju. Tai vat pabandykit, jums tokia užduoti naują, pamastyti labai gerai. Neklausykit, kas ką aplinkui sako, vyrai, draugai, ten giminės, kam tau reikia, kam tau to. O tiesiog į savo tą eiti giluminį, savo vidinį troškimą įsiklausyti. Žinau, daugumai iš jūsų gali būti labai stiprus blokui. Ką tu čia įsigalvoji, neįmanoma ten, o jeigu nepavyks ir taip toliau. Bet jeigu jūs tą padarytumėt, tas blokavimas jis pradeda nusimti nuo to, kai tu savo leidi, kai tu pradedi į tą eiti, kai tu pradedi, tada jau energetika kyla. Gerai, parašykit man, kokios jūsų mintis apie tai. Aš taip greitai kalbu, nes man norisi labai jums daug ką pasakyti, bet man norisi ir iš jūsų išgirsti tokį atsaką. Kokios mintis eina į tai? Atsekit, gerai? Merginos, aš būčiau labai jums dėkinga. Jeigu jūs man duotumėt atsakomą į ryšį, paimtumėt, pavyzdžiui, postę, parašytumėt, ką jūs jaučiat, kokios mintis, kas naujo, ką jūs kokį naują kažkokį tai imat suvokimą. Žiūrėkit, merginas, aš esu žmogus, kuris uždirba. Mano projektai, kuriuose dirba tik tai keli žmonės, šiuo atveju 3, uždirba metinius nuo 100 000. Su grąža vidinė apie 70%. Pas mane yra kitokia energetika. Ir dabar, kai jūs gyvenat kitokioj energetikoje, tai jūs tenkitės palaikyti kažkokį ryšį atsakomai, pasikeisti kažkiek tai tą energiją, duoti atsakomą į ryšį. Tai kad jeigu jūs, žiūrėkit, ir ypatingai tai daro tos moteris, joms savo svarba, pripažinimas yra labai svarbu, bet pas juos yra toks atsitraukimas į savo tą vidinę tokį, kokoną, kiautą. Taip, dažnai labai yra, aš nepakankamai pasitikiu, aš nenoriu bendrautis. Vakas yra pas tas moteris, aš noriu būti matoma, o kitoj pusėje yra, aš noriu būti nematoma. Aš nenoriu, kad mane matytų, aš nenoriu komentarų rašyti, aš nenoriu bendrauti, aš nenoriu atsakomojo ryšio. Aš nenoriu palaikinti, aš nenoriu širdelės uždėti, storį. Suprantat, kas yra? Aš noriu, kad jūs pamatytumėt, jums pripratusiam taip gyventi atrodo tai normalu, tai nenormalu. Todėl, kad jums reikia išeiti į žmonės, į naujus įpročius, jums reikia tapti matoma socialiniuose tinkluose.
leisti savo save išreikšti, jūsgi pati to norit, bet jūs norit visai netokiais dalykais. Ir aš žiūrėkit, pas mane lygiai tas pats buvo. Kaip norisi dirbti su savais, pasitraukti nuo visų, ar ne, tokiam savo kiautelį patogiam, užsidaryti ir manęs nieks nelieskit. Tai žiūrėkit, kiautelį savo, okei, laikas savo klientai, viskas yra gerai ir yra tas. Bet reikia pradėti iš savęs, pradėti kažką tai naujai daryti. Leis savo komentuoti, rašyti savo kažkokius suvokimus. Galų gale tai yra reikalinga dėl jūsų pačios, ne dėl manęs. Pas mane su gyvenimu, su pinigais, su veikla, viskas yra tvarkoj. Bet tam, kam reikia pokyčio, reikia leisti savo išeiti, pradėti, reikštis. Nes svarba, pripažinimas, jūs nepasieksit niekada to be leidimo savo reikštis, be įgūdžio savo reikštis, be slėpimuose. Suprantate apie ką tai? Tai va, žiūrėkim dar kartą. Bandom taip, ar ne? Galvoti, ko aš noriu. Ir aktyvuoti savo tos troškimus. Toliau tą, ką jūs šiandieną girdėjot, aš tikiuosi, kad jūs ne tik tai prasiklausėt, bet jūs paimsit popieriaus lapą ir padarysit kažką tai praktiškai, nors kelius žingsnius. Vada čia yra vienas labai svarbus dalykas, kad tai, ką jūs pradirbot, pervesti į realybę, padaryti kažkokį nors menkiausią, nors vieną veiksmą. Ne tik tai klausytis. Suprantat, nuo ko viskas prasideda. Veiksmas irgi yra svarbus dalykas. Nes dauguma atrodo, man dar reikia žinių, aš dar kažko tai nežinau. Ne, mums reikia tas žinias, jūs labai jau daug turit žinių, bet tas žinias reikia perdėti į veiksmą. Suprantat, apie ką? Gerai, Laima, matau, ačiū už komentarą. Taip, blogai jaučiuosi imdama didesnius pinigus. Tai yra todėl, kad vidiniai struktūrų yra blokai. Ir jie nuimami. Tai žiūrėkit, bandykit pildyti savo, kas matot, kad yra kažkokie blokai, savivertė. Aš nežinau, kaip jūs įvardinat, bet kaip aš girdžiu, taip moteris sako, aš jaučiu, kad pas mane, man reikia pirmą su savo savivertė padirbti. Aš jaučiu, kad man reikia irgi ten taip. Pirmiausia, merginos. Pirmiausia, mano metodologijai, žiūrėkit, pas mane yra 1 lygio programa, kurioje gausos formulė, kur mes sustipriname save iš vidaus, kad nebebijot parduoti, kad nebebijot reikštis, ne tai, kad bijot, o tam, kad man būtų komfortiška. Todėl, kad tas modelis priversti save išeiti socialinius tinklus, priversti save, išreikalauti savęs, eiti prie klientų, parduoti, tai yra kelias niekur. Kiek tu gali save pušinti, daryti dalykus, kurie tau nemalonus? Kiek tu gali save pušinti dalykus, tuos, kuriuos tau reikia priversti? Ne. Žiūrėkit, tam, kad uždirbti didelius, reguliarius, augančius pinigus, pas mus turi kaip tik atsirasti nusiraminimas, išlaisvėjimas ir ne savęs pušinimas ir disciplina, kaip dauguma galvoja, o kad atsirastų kitokia energetika, o jinai ir atsirastų kitokie veiksmai. Todėl, kad žiūrėkit, kai jūs kažką neteisingai galvojate apie save, apie pinigus, apie verslą, apie moterį versle, galų gale apie kitus žmonės, klientus, kažkas pas mus yra prisirinkę, taip kaip mes stebėjom. Ir visi tie dalykai, tai ir yra vadinami tokie blokai. Bet jeigu jūs nuimat vieną iliuziją, antrą, trečią, ketvirtą, pas jūs atsiranda visiškai kitokia linzė, kaip aš sakau. Tu visiškai kitaip matai save, žmonės, pardavimus, verslą, laiką, kurį tu dėliojasi. Tada tu pradedi tame gyventi iš vidinio draivo, iš visai kitokio požiūrio, iš visai kitokios energijos. Suprantate, apie ką tai? O dabar, tol, kol pas jūs šitų visų dalykų viduj nėra, tada yra tik tai kelias save priversti. Kelias per sunku, per discipliną, toks kelias niekur. Pinigai didesni neina į tas sunkias energijas. Pinigai didesni, taip mes galim, liaudiškai sakant, papachalinti. Mėnesį, 2-3, o kas po to? O kas po to? Vyro nenoriu, gyventi nenoriu, pavargus, ne, kelias ten netoks į didesnius pinigus. Tai kad žiūrėkit, jeigu jūs norit reguliarių pinigų, augančių pinigų, jūs turite žiūrėti savo veiklą kaip į gyvenimo būdą.
Ir mums reikia sukurti tokį gyvenimo būdą, ne ten, kur mes eisim pačios prieš save ir dėl pinigų save išgręšim. Dirbsim bemiegės naktis, ne apie tai, merginos. Tai yra kelias, kurį aš siūlau per vidinį potencialą, išlaisvėjimą vidinį, nusiraminimą, nebelygint save su kitais, nebekonkuruoti, atrasti vidinę ramybę savy. Ir pirmiausia, tai ir yra ta programa, pirmiausia skirta tam. Ir toliau jų programai mes darom praktinės dalis, kurios yra susiję ir reikalingos jūsų veikloj. Pas kažką, ta prasme, žiūrėkit, pas mane yra didelė įžvalga versle, nes aš Lietuvoje 15 metų versle, savo verslą turėjau. 5 metai dirbu jau dabar skaitmeninis, taip online, transformatorė aš esu. Dirbu tik tai socialiniais tinklais kol kas dabar. Gal kažkada ir gyvus pradėsiu vesti tuos. Pas mane yra didžiulės įžvalgos versle. Aš turiu savo mentorę. Gilus, daug vidinio pradirbimo. Ir aš suprantu visus tos verslo dalykus. Bet pirmiausia, tau reikia savy susitvarkyti. Tai visus tos dalykus mes galim programai irgi padaryti. Gausos formulė dabar yra atranka prasidėjusi. Jeigu jūs jau esate apsisprendę kažkurios, nes aš žinau, kai kurios jau esate prie manęs jau ir kelius metus, pusę metų, ir jau ne viena masterclass dalyvavot, bet jeigu jūs jaučiat, kad jau dabar yra, jūs galite net ir dabar man parašyti ir aš paaiškinsiu tada dėl paraiškos. Aš šiandien nenoriu tiek daug su visko į vieną vietą suplakti, bet jūs turite žinot, kad dabar vyksta paraiškų atrinkimas, nes grupė nedidelė merginos ir kartais aš dėl ko sakau, kad jums reikia tą užsižymėti savo, nes jūs turite savo vaikus, gyvenimo būdą, verslą, mokymus, vyrus, draugus, tai, kas jums svarbu, ar ne, jūs paprasčiausiai užmirštat, kai pas mus yra daug tokių reikalų. Todėl, jeigu jūs galvojate apie programą ir jau esate girdėjusi ir pas jūs daugmaž yra jų sprendimas, jūs galite man po šito laivos net ir asmeniškai parašyti. Dalykai. Taip, aš jums dabar stengiausi daug pasakyti, bet tam, kad jūs viską suprastumėt, jums reikėtų kiekvieną mano išvardintus dalykus susmulkinti, kad parodyti daug gilesnius dalykus. Mes tą darom masterclass, o pradirbam viską praktiškai programai Gausos formulė. Bet kad į tą programą ateit, jūs turite turėti aišku sprendimą. Sprendimą, kad jūs norit savo tas vietas, kurios yra, kaip aš sakau, juodosios dėmės, kurias norit sutvarkyti. Ar tai yra verslo procesai, ar tai yra vidiniai procesai, kurie jums leistų augti ir asmeniškai, ir finansiškai, tam reikalingas sisteminis pradirbimas ir mes tą padarom programai. Ir jeigu dar yra kažkokie svarbus dalykai, jūs galite man parašyti ir elektroniniu paštu, užduoti savo klausimus. Taip aš duodu, kai darau kažkokį laivą, aš duodu tokią galimybę bendrauti su manim, nes šiaip pagrindė aš dirbu su savo individualiais klientais, aš dirbu programuose ir aš socialiniuose tinkluose, ten klausimai, atsakymai, aš nelabai turiu tam laiko. Todėl per laivus, tuose dalykuose, kai yra pas mane keletą ten laisvų dienų, kai aš laivą darau, pas mane jos būna, kaip pasakyti, numatytos, jūs galite užduoti savo klausimus ir aš duodu atsakymus. Gerai, tai aš šiandieną dėkoju visoms už jūsų dalyvavimą, duodu už atsakomąjį ryšį, Lina, ačiū, visos, kurios parašė, Trasa. Gerai, ir laukiu su jumis susitikimo su kuriom programai, kurios jau matau ir esate apmokėję. Tai gerai, tai šiandieną atsisveikinu, ačiū dar kartą visoms ir iki kitų susitikimų su jumis.